Reikia tikėtis, kad šiandien neprasižengs per daug žalgiriečiai būtent prieš jį. Taip, ir nemažai taikinių, kurios gali pasirinkti Žalgirio puolimas. Čia Birutis gudriai, smagiai. Puikiai Žalgirio pradžia. Aišku, didžiulė yra Džošo Nybau netektis Milano komandai. Tai buvo pagrindinis komandos vidurio puolėjas. Tokia mintimi įsigyta šią vasarą, bet net kelios iš eilės traumos jo sezono praktiškai pėšti pergalę Miuncheno Bayerno komandai, bet prametė tą metimą dvikovoje Kaune, o vasarą pasirinko kitą karjeros stotelę Milaną. Na ir įdomu, kad prie Francisko yra Menionas, o Bolmaro geriausias varžovų gynėjas prie Igno Brazdeikio. Wow, kaip... Francisko iš toli. Nepataiko Žalgirio prancūzas, rezultatas lieka tas pats 4-2 po pusantros minutės rungtynėse. Ir vėl Menionas užstrigo užtvaroje, ten turėjo Francisko daugiau laiko, čia jau kitoje pusėje. Lidėjus leidžiasi į baudos aikštelę, prašo perduoti kamuolį Lidėjui Šilcui, kad jis galėtų jam patogiai jį įmesti. Bet geras rotacijos iš žalgiriečių sustabdo pirmą Milano bandymą. O dabar jau reikės pagalbos. Francisko neateina ta pagalba iš Laurino. Manau, kad esate susipažinę su jo šitu užlaikytų metimų viena ranka į dešinę pusę. Labai retai prameta kada tokius polius. Maro apvogė Kauno Žalgirį. Kaip prieš 2 dienas, todėl iš karto aikštelėje Lonit. Susidarė įspūdis, jog nuo pat rungtynių pradžios labai rimtai į Igną Brazdeikį pažiūrėjo Milano komandos gynybą, ypač Leandro Bolmaro. Ir vėl ieškomas Laurinas Birutis. Milanovas iki galo. Gillespie baudos aikštelėje nežaidė prieš žemesnius oponentus. Menionas. Gerai, čia Žalgiris nenorėjo prasižengti, stabdyti greitos varžovo atakos, tai viskas pasibaigė dar sėkmingai. Francisko laisvas iš toli, merci beaucoup. Žalgiris ir rungtynių pirmajame ketvirtyje su Berlyno Alba ekipa pasižymėjo taikliais metimais, tačiau po to tritaškių labai stigo. Lidėjus per Lonnie Walkerio rankas realizuoja metimus neįtikėtinais procentais. Na, man gal kiek keista, kad Žalgiris neprasižengė antrą kartą, prieš tai per Francisko pataikė metimą Lidėjus, dabar pataiko per Lonnie Walkerį. Stefano Tonukas aikštė. O Šilcas kol kas tuščias ir neleidžia jam įsijausti žalgiriečiai. Gillespie visai jo neblogas pabandymas paspausti Francisko. Francisko atsikrato kamuoliu. Ir lindo po krepšiu, Šavonas Šilcas neleido išmesti lengvo metimo ir krito ant parketo, susidūręs matyti su vienu iš varžovų. Taip, čia dabar Milanas bando žaisti 4 prieš 5 ir Tomutas dabar tik tais pasijungia į ataką. Šilcas arčiau krepšio, kok yra neregistruotas. Caruso nežaidė dvikovoje Milane prie Žalgirį. Lidėjus. Jo atšokimas žaidžia puolime efektyviai. Ir Andrėja Trinkieri rodo savo žaidėjams, kad toje situacijoje reiktų keistis, ten pick and popas laisvame kampe, o čia Lonnie Walkeris. Laisvas. Laisvesnio metimo ir nesugalvosi, nepataiko, pats žaidžia iki galo Lonnie Walkeris. Tikėtis, kad baudas prames Lidėjus labai sunku. Sausio mėnesį 96% taiklumas nuo baudų metimo linijos. Ir metais tikrai pakankamai daug. Lekavičius atsikratė Tonuto gynybos. Smailovičius kova dėl kamuolių ir ką 20-16. Čia Žalgirio vyrai rungtynių pirmojo kėlinio pabaigoje bando neleisti varžoms organizuoti rezultatyvios atakos. Lekavičius prieš Dimitrijevičių. Jeigu žiūrite ir Lietuvos rinktinės ne pirmą kartą matėte šį metimą, tiesiog aukštesnis Dimitrijevičius yra už Lekavičių ir geba jis pataikyti tokius sunkius metimus. Čia Tonutas atima kamuolį ir dar 2 greiti taškai. Toks kėlinys gali jam šiandien užauginti sparnus. Pasižiūrėkime, kokia bus žalgiriečio energija pirmoje gynybinėje atakoje antrajame kėlinyje. Aukštai pakyla Bryantas Dansonas, Usmanas Diopas prieš... Alba turi būti tokiose vietose, tai nėra tik Dansono klaida, turi būti baudos aikštelėje kažkas, kas leidžia, suteikia jam laiko ilgiau nusileisti. Francisko, Menionas, Bolmaro, perimetre turint Bruksą situacija jau yra geresnė. Sirvydis, 5 sekundės. Atakuoja iš toli Deividas Sirvydis, 3. Po pagavimo netaikliai. Bet čia jau Dimitrijevičius kitoje aikštelės pusėje, tiek apylais vis nepataiko. Taip, nespėja išlysti iš užtvaros Francisko. Brazdeikis rikiuoja komandos puolimą. Francisko, dar vienas tritaškis. Ir prieš rungtynę šiandien sakė Andrėja Trinkieri, jog dar jaučiasi tikrai ne kažkam. Prarastas kamuolys Žalgirio atakos metu Šeivino Šilcos, demperiu ar marškinėliais. Taip, Šeivino Šilcas per kelias pastaruosius sezonus praleido daug rungtynių ir prie Žalgirį. Čia Francisko. Prie Francisko nekyla, Gillespie pasivesnė 2 prieš 2 gynybą ir labai Silvenas drąsiai atakuoja ir užtikrintai pataiko tritaškį. Snaiperis prieš snaiperį, Sirvydis prieš Bruksą. Abu turintys NBA patirties, abu mesti metimą iš toli. Sirvydis bando pakilti, jam skirta Dansono užtvara. Neįtin patogiai priėmė kamuolį Deividas. Žaidžia su Bryantu Dunstonu iki galo. Kart galime pasidžiaugti, jog varžovai neturėjo galimybės iškart bėgti į greitą puolimą.
Ledėjus. Menionas. Ledėjus greičiu įveikė Brają. Daug erdvės nusprendžia atakuoti serbas. Prisitaikė, bet nepataikė. Ir vėl gynyba 1-1, ji neegzistuoja. Galima pergalėmis susilyginti. 5 komandinės pražangos taip pat nepadeda būti dar labiau agresyvesniems, tačiau tai nereiškia, jog turi pamiršti gintis. Sirvydis prieš Niko Menjoną iki galo. Pustrečios minutės ir neleidžia Žalgiriui pilnai perimti iniciatyvos. Atrodo, kad pavyksta 2 atakas galbūt užpulti ir apsiginti. Ir dabar kokios klaidos. Milano komanda yra pataikiusi 13 dvitaškių iš 17. Kai klaidos taip gynyboje yra pastebimos, tu supranti, kad Žalgiris toli nuo gerų rungtynių, bet žaidžia iki galo perdamas Walkeriui. Visiškai laisvas Lonnie Walkeris, nepataiko jis. Smailagičius. Nesuvokima. Francisko. Butkevičius. Perdamas Smailagičiui. Atgal Walkeriui. Walkeris nemeta iš toli. Francisko meta iš toli. 3 taškai. Dar 103 naudingumo balai yra po šios atkarpos jo sąskaitoje. Vėl 6 taškai skiria komandos 1,5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Sirvydis. Dar pats ant tritaškio kažkiek galbūt siurprizo efektą suduoda Milano komandai. Ir Sirvydis gauna progą išmesti laisvą tritašką. Dabar vėl Ledėjus prieš Arną Butkevičių. Ledėjus. Labai gražus metimas kairė ranka. Čia Sirvydis prieš Gillespie po išsikeitimo. Į šokį kviečia Sirvydis Gillespie. Bet Gillespie puikiai atstovi gynyboje. Deivis meta super sudėtingą metimą, kurio žinoma nepataiko. Trinkieriai siutęs. Šilcas. Į kitą atakos kraštą Niko Menjonas vis. Tuo patikė ir rungtynių arbitrai. Taip, keliose situacijose nepatikės. Trečioje, ketvirtoje jau turi kažkokią mini pergalę. Čia nėra pražangos, ant parketo griūva Butkevičius. Kamuolį puolimą ima Menjonas ir čia Žalgiris, kol Niko Menjonas nėrė į baudos aikštelę, tai kainuoja labai brangiai. Walkeris. Puikus perdavimas ir čia Fred Laurinui Biručiui sakydamas, kitą kartą įkrausi, nenusimink, tęsk rungtynes toliau. Negali užsidaryti mintyse po blokuoto metimo. Čia perimtas kamuolys, nebuvo pražangos prieš Walkerį, greitas puolimas, Francisko. Na, kaip permasto situacijas Kauno Žalgiris. Ir Šeivono Kol kas tai tik pridaro daugiau nemalonumų negu gerų dalykų. Taip, tu turi turėti tą žudiko mentalitetą, kaip mėgsta sakyti pats Lonnie Walkeris. Galbūt jis dabar. Francisko. O dabar jau reikės mesti iš sunkesnės situacijos. Butkevičius pataiko nuo vienos kojos. Tu juokauji, Rydina, čia buvo ataka į niekur. Bet mes žinom, kartais jam tokie metimai sekasi geriau. O Butkevičius, kuris pasigauna ant šio kirtimo pro nugarą, galvoja, kad Šilcas kils į viršų ir jo gynybos klaida kainuoja 2 taškus. Walkeris dar vieną Žalgirio. Gera gynybinė ataka ir vėliau vėl kažkoks tai prastas epizodas. Ir kas blogiausia, dar vienas varžovų lyderis yra užsivedęs, Šeivono Šilcas. Laurinas. Pirmas pražangas, Lonnie Walkeris. Walkeris labai netiksliai atakuoja, Žalgiris nebesusirenka kamuolių ir puolime. Menjonas. Taip, čia gali Niko Menjonas. Labai atrodė nekaip, pasakysiu taip. Čia po susikeitimo Francisko prieš Gillespie. Čia taškai į krepšį nebus įskaityti. Ar bus? Bus. Yra taškai krepšį. Kuris tiesiog išlygintų rezultatą švieslentėje. Šiandien dar ne kartą žalgiriečiams, manau, kad nepavyko apsiginti 3 kartus iš eilės. Gal dabar pradėkime skaičiuoti. Puikus metas pradėti seriją. Stefano Tonutas iš toli. Ne ta kalba, Ryti. Ne ispaniškai reikia sakyti. Francisko iš vidutinio nuotolio. 55-63. Dmitrijevičius. Šiek tiek susikūrė pranašų. Razdeikis. Irgi netoks pastebimo, švelniai tariant, koks buvo antradienį. 0 taškų jo sąskaitoje. Gillespie. Jo lanko saugojimas, jo kovojimas dėl atšokimo. Ar apsigins? Ir dabar bando keistis visose situacijose žalgiriečiai. Netikra užtvara iš Ryčio. Dar viena netikra užtvara iš Šilco. Šilcas į dešinę pusę. Pataiko jį. Ta pati dainelė. Ir žinai, Miuncheno Bayernas prieš kelias dienas neleido Milano komandai įsižaisti, nepajautė ritmo niekada. Čia Lonnie Walkeris 2 taškai su pražanga. Sugebėjo atsikratyti kamuolį po kontakto, čia dar kartelį. Na, šiek tiek ir sėkmės dabar Žalgirio pusėje. Eilinis. Aikštelėje.
Šilcas, negalima prasižengti. Arčiau krepšio. Čia Smailagičius. 3 geros gynybos iš eilės. Ar bus trečias geras metimas taiklus? Walkeris įsibėgėja. Platų žingsniai. Iki galo Lonnie Walkeris. Lentėje. Ketvirtas Smailagičiaus atkovotas kamuolys puolime. Čia dar kartą Lonnie Walkeris prieš Diengą po krepšiu. Kai Atitrūksta nuo Walkerio. Prieš gilės pilieka būtent Lonnie Walkeris. Čia reikės arba pražangos, arba pagalbos. Atakuoja Manionas. Sunkus taškai. Tai buvo net 4 sunkus taškai. Sirvydis. Čia galima atsakyti ne 4, bet 3 taškais. tai krepšį, tai viską turi Milano komanda bandyti apeiti prie tritaškio. Čia Brazdeikis. Kad tik nesužingsniuotų. Perdamas Smailagičiui. Liečia kamuolį Niko Manionas. Šilcas prieš Butkevičių. Matė likusį laiką. Gera Žalgirio gynyba. Bravo Arnui. Greita ataka. Ir čia Deividas Sirvydis stos prie baudų metimo linijos. Plane tikrai nebuvo galima. 12-4 dabar Žalgirio atkarpa. Čia nori įtraukti Niko Manioną žalgiriečiai ir dabar Francisko jį tikrai atakuos. Ir turi prieš save Manioną. Francisko atšoka atgal iš toli. 3 taškai. 5 pataikytas. Tačiau ką tu sakai? Ir aš tikiu, kad tas garsas ir toliau išliks toks. Reikia apsiginti. Manionas. Žalgiris turi vieną pražangą atsargoja. Šilcas iš toli pataiko Šeivonas. Francisko. Milano gretose Zekas lydi vidurio puolėjo poziciją. Čia Francisko prieš Tomutą. Vėl labai daug driblingų Žalgirio atakose. Kokį metimą pataiko Silvenas Francisko. Daugiau perimetro gynybos yra įleidęs ir Mesina, yra ir Tomutas, ir Bolmaro. Neleidžia lydėjų priimti kamuolio žalgiriečiai baudos aikštelėje. Manionas prieš Butkevičių. Dar kartą vienos pagarbos. Jokios pagarbos. Žalgirio ataka. Silvenas Francisko, merci beaucoup. 2 taškai ir pražanga. Meta baudos metimą, prieš tai pataikęs 2 taškai. Velniškas greitis. Prieško Zeko Lidėjaus planas labai paprastas. Šilcas, Tonutas. Tu juokauji. Stefano Tonutas jau tas žmogus, iš kurio lemiamo sunkaus metimo. Akto, pasižiūrėkime čia dar kartą. Kur čia buvo pražanga? Kur čia pražanga? Andrėja Trinkieri, jūs dabar matytumėt Andrėja Trinkieri. Kamuolys. Stefano Tonutas visgi pelno tą vieną tašką už fantominę pražangą. 80-84. Lonnie Walkeris. Čia reikia gero metimo Žalgiriui. Pataiko labai daug ant lėkštutės pastatyta. Manionas sustoja po driblingo. Šeivonas Šilcas. Zekas Lidėjus prieš Deividą Sirvydį. Neperžengė tos pražangos ribos. Jos ir neperžengė, bet yra taškai. Silvenas Francisko su 29 taškai šiandien. Čia pražanga puolime. Alenas Smailagičius. Kodėl? Pasižiūrėkime dar kartą. Na taip, akivaizdu. Žaidimas realiai ir gali būti nuspręstas čia. Taip, nėra baudų metimų, bet yra varžovo ataka. Laiką degins dabar Milanas. Jeigu Žalgiris neapsigins, šiose rungtynėse gali būti padėtas taškas jau galutinai. Apsigina Kauno Žalgiris. Aktyvios rankos iš Lonnie Walkerio ir dar šansą turi Žalgiris. Francisko. Nemeta jis, meta Walkeris. Su kamuoliu Šeivonas Šilcas ir net ir išsigelbėjęs nuo tos situacijos. Žalgiris dabar vėl susikuria šansą. Pražanga, 2 baudų metimai. Zekas Lidėjus. Dabar pats negali patikėti, už ką čia yra pražanga. Prašau, nerodyk to veidą. Negaliu žiūrėti. Pergalė yra Žalgirio tikslas. Net ir esą vieną tiesiog dovanėlę. Pramesta. Bauda. Ar galima? Negalima. 13 iš 13. Žalgiris turi užpulti. Reikia greitų taškų, nesvarbu ar 3 taškai ar 2 taškai. Francisko pameta kamuolį. Epši. Šilcas nėra. Zekas Lidėjus gali pramest. Walkeris. Pataiko iš toli. Žaidimas Žalgirio tikrai nesuteikia tiek daug vilčių. Čia žinoma. Čia viskas. Milanas iškovoja 14 pergalę. Žalgiris lieka be galimybės susilyginti turnyro lentelėje su Italijos.